Labas, šiandien pabandysiu filmuoti vaizdo įrašą lietuvių kalbą. Šiandien aš atvažiavau į Vilnių ir aš dabar katedros aikštėje. Ir aš atvažiavau anksti, jūs galite pažiūrėti, kiek dabar valandų ir dabar 9 valanda. Šiandien geras oras ir šviečia saulė. Aš seniai nebuvau Vilniuje ir šiandien norėčiau pasivaikščioti po senamiestį. Čia yra pagrindinė Lietuvos katedra. Pažiūrėkit, kaip gražiai yra pastatyta. Ir čia šalia yra aikštė. Čia yra takas, daug medžių ir daug suolų. Pažiūrėkit, draugai, koks didelis medis. O čia aš matau Gedimino bokštą. Labai gražus vaizdas. Aš jau seniai norėjau nufilmuoti vaizdo įrašą lietuvių kalbą, bet aš truputį bijojau, nes aš kalbu su klaidomis ir su akcentu. Bet mano svajonė geriau išmokti lietuvių kalbą ir gražiai kalbėti. Todėl man reikia jūsų pagalbos, rašykit man komentaruose, jeigu aš neteisingai kalbu. Taip pat man reikia jūsų palaikymo. Aš pasakysiu taip, šiandien geras oras, šviečia saulė, bet yra stiprus vėjas. Šalia Gedimino bokšto yra parkas, bet dabar čia negalima vaikščioti. Dabar čia vyksta remontas ir bus naujos takos. Aš žinau, kad čia netoli yra Aušros vartų sodas. Ir aš dabar einu ten. Dabar einu po senamiestį ir čia labai gražu. Čia visur daug kavinių. Pažiūrėkit, koks gražus namas. Senamiestis Vilniuje yra labai gražus. O dabar aš Vilniaus universiteto kieme. Man labai patinka šitas kiemas. Man atrodo, kad ten yra bažnyčioje yra vestuvės, nes ten labai daug žmonių. Dabar mano lietuvių kalbos toks, aš kalbu paprastai ir lėtai. Galbūt kaip vaikas. Ir jeigu aš noriu pasakyti be klaidų, man reikia truputį pagalvoti. Truputį sunku kalbėti be klaidų, bet aš stengiuosi. Man labai patinka vaikščioti po senamiestį Vilniui. Čia yra labai daug gražių vietų ir čia visada yra ką pamatyti. Aš myliu Lietuvą ir myliu Vilnių. Vilnius yra labai jaukus, gražus ir švarus miestas. Vilnius yra Lietuvos sostinė. Vilniuje yra daug turistų ir aš girdžiu, kaip jie kalba angliškai. Pažiūrėkit, koks čia atsiveria gražus vaizdas. Jeigu jums patinka, kaip aš filmuoju vaizdo įrašą lietuvių kalbą, parašykit komentaruose ir spauskit patinka ir aš dar kartą pabandysiu. O čia yra Aušros vartai. Visi turistai eina čia. O dabar aš esu sode. Tai yra naujas sodas. Ir čia auga vynmedis. Ir čia yra daug gražių gėlių. Sode yra ramu ir tylu. Čia galima ateiti ir skaityti knygą. Man patiko šitas sodas. Parodysiu jums dar vieną gražių vaizdą. Parašykit komentaruose, ar jūs žinojot apie šitą vietą. Aš anksčiau čia nebuvau. Aš čia pirmą kartą. Ir aš nenoriu išeiti, čia labai gera. Čia labai jauku. Dabar aš einu į Bernardino parką. Ir aš pamačiau upę ir čia labai gražus vaizdas. O čia yra įėjimas į parką. Aš seniai buvau šiame parke. Dabar yra karšta, šviečia saulė, bet čia labai patogu pasivaikščioti. Čia yra tokia aikštelė. Parke yra fontanas. Pažiūrėkit, kokios gražios ir didelis gėlės. Yra daug suoliukų šalia gėlių. Galima sėdėti ir grožėtis gėlėmis. O koks geras kvapas. Čia dar yra fontanas. Čia yra labai graži vieta. Kaip dabar gražu Lietuvoje. Aš matau dar vieną fontaną. Šiame parke yra daug fontanų. Ir taip pat yra daug gėlių ir visur malonus kvapas. O čia yra bažnyčia ir aš manau, tai pati gražiausia bažnyčia. O čia yra mažas jaukus kiemelis. Visi turistai mėgsta šitą bažnyčią. Man labai gera nuotaika. Lietuvoje vasara, šilta ir saulėta. Ačiū, kad žiūrit, lauksiu jūsų komentarų. Iki pasimatymo.